Sveiki! Šiandienos analizė, kokias permainas ir pokyčius jums žada ruduo. Taip, tai turėsim šiandien 5 pozicijas. Kas dar nepasirinkote iš viršelio poziciją, tai galite sustabdyti video ir pasirinkti 1 poziciją, 2 poziciją, 3, 4 ir 5. Taip pat turėsim dar orakulus, tai nežinomos situacijos orakulas, labai gražios kortos, kosminės įžvalgos ir rūnos dar turiu pasidėjus rūno orakulą, tai jeigu bus poreikis, jausmas, kad reikia, tai pažiūrėsim ir jį. Gerai, pasirinkite poziciją, pagalvokite apie save, kokius pokyčius, kokias permainas jums atneša ruduo, tiksliau kokias permainas ir kokius pokyčius siūlo arba į ką kviečia ruduo. Ar ne, tai pokyčius gali žmogus priimti, gali nepriimti, kad ir jam juos siūlo, gali nedaryti tai, kur gyvenimas veda. Tai vėlgi kviečiu atvirai pabūti su savim ir atvirai pasirinkti, pagalvoti, į kokius pokyčius galbūt mane kviečia ruduo ir ką tą rudenį galėčiau nuveikti gyvenime dėl savęs ir kokius pokyčius galėčiau inicijuoti. Gerai, tai ką? Kas nepasirinko, tai sakau, pasirinkit, atsisukit, sustabdykit. Kas pasirinkot, tai tada pradėsim nuo 1 pozicijos. Taip, patraukiu šiek tiek iš šoną, kad nemaišytų mums čia, nesimaišytų, kartais kelios kaladės nori kalbėti, toj pačioj pozicijoje ir tai būna. Gerai, 1 pozicija, žmonės, kurie pasirinkote. Kas man darosi? Užkimiau, žmonės, kurie pasirinkote 1 poziciją, kokias permainas jums žada ruduo. Kokias permainas žmonėms, kurie pasirinko 1 poziciją, žada ruduo. Aha, gerai. Kokias permainas žada ruduo. Nelabai nori kristi, tai galbūt jūs ir patys nelabai, kažkaip gal išsigandot tos temos, gal kažkaip tai nedrąsu, baisu, o kas čia gali būti, žiūrėkit, dar vienas, nežinau, nori būti čia su mumis. Gerai. Aha. Gerai. Panašu, kad jau kurį laiką galvojate iš tiesų apie aplinką, kurioje esat. Galvojat, ar esu ten, kur esu, ar esat ten, kur norėtumėt būti, ar iš tikrųjų toje aplinkoje esantys žmonės yra jūsų žmonės, ar tai yra jūsų, galbūt net ir apie darbo vietą, čia gali būti toks momentas, kad irgi, kažkaip pavargę nuo visko, atrodo, kad aplinka nerezonuoja, jūsų, tarkim, nesupranta, turit viską pramušti galvą sieną, jeigu norit kažką turėti, ten tiesiog įrodyti, tai turit ten vos galvą sieną daužyti. Toksai tarsi nuovargis, pavargęs ir laukiat, o kada viskas pagerės. Tokia bendra energija kažkaip ateina, kad laukiat, tai kada čia jau bus geriau, kada pasibaigs kažkokie konfliktai, kažkokie tai gal ir kažkokiuose teismuose ten dalyvaujat, sprendžiasi kažkas, ar tiesiog jūsų aplinkoje yra kažkokie konfliktai, dalykai, praradimai, nuostoliai, ne tie žmonės, ne ta situacija, ne tas darbas, ne ta komanda, nežinau, kažkas gal net ir santykiuose, ne tas žmogus, arba tas žmogus pasikeitė, galbūt iš pradžių buvo vienoks, dabar kitoks, kažkas tokio. Viduj bręsta siekla, kad visko jau per daug ir mano gyvenimas, vėlgi galvojat, kad jūsų gyvenimas eina, tiesiog kažkaip pro šalį. Tarsi jaučiat, kad gyvenimas eina pro šalį, esat ne ten, kur norit būti, darot ne tai, ką norite daryti. Ir iš tiesų ruduo jums siūlo galimybę. Gali būti, kad ta galimybė pati ateis, kažkas tai jums pasiūlė, žiūrėk, ten yra dalykas, gal norėtum šitos darbo vietos, arba galbūt norėtum šitos idėjos, ar galbūt norėtum išvažiuoti kažkur, nes labai yra irgi didelė tikimybė, kad kažkur tai
jums bus pasiūlyta išvykti į komandiruotę, į kažkokią kitą darbo vietą, į kitą miestą dirbti, į kitą miestą gyventi, į kitą miestą mokytis. Galbūt tai vyks kažkur tai nebūtinai fizinė prasme, gali būti nuotoliu, kažkas tai atsiranda kažkokia galimybė, kuri jums padėtų išeiti iš to sąstingio, kuriame jūs dabar jaučiatės tarsi įstrigę, nusivylę, viskas vyksta ne taip, kaip tikėjotės, investavot pastangų savo energijos dar kažko, bet gavosi, kaip sakant, ne tai, ko jūs norit. Ir iš esmės tai dalykas, kuris, tarsi žmonės aplink jūs rodo netikrus savo veidus, vienaip jie šypsosi jums į akis, o iš tiesų jie, nori kažkaip galbūt su jumis konfrontuoti, nežinau, nebūtinai pakenkti, bet konfrontuoti galbūt labiau, nepritarti, tarsi jie šypsosi, bet kai reikia pritarimo, patarimo, jie pradeda kritikuoti, kažkas tokio ir jaučiatės tiesiog, kad ne savo vietoj ir galvot, kada tas pagerės, kada tas jum išsispręs arba laukiat kažkokio pokyčio. Jeigu patys inicijavot pasijot kažkokią sėklą, kas yra 7 monetos, tai dėl to ir sakau, kad čia galimai daugumai ir su darbu gali būti susiję, nebūtinai su santykiais, tai gali būti su darbu, mokslu, kažkokia veikla, kuri duoda pinigus, duoda pajamas, duoda kažkokį rezultatą, duoda kažkokią apčiuopiamą, nežinau, dalyką, ką jūs iš to gaunate, diplomą dar kažką. Tai tiesiog, jūs pavargsit laukti ir patys inicijuosit. Tai vieniems gali ta galimybė tiesiog ateiti kažkoks kaip pasiūlymas. Toks atrodo, kurio iš pradžių, nereikia, čia nenorit, neįdomu. Bet iš tiesų tai yra didžiulė galimybė jums tiesiog išeiti iš to sąstingio. Tai sako, pakeisk vietą, kurioje esi. Tai jeigu tai yra darbo vieta ir ten kažkaip vyksta negeri dalykai ir jau jums bręsta planas, kad yra išeiti, tai yra tik tai patvirtinimas, kad žinokit, eikit tik tai ir negalvokit. Nes jeigu toliau būsit, tai toliau irgi tarsi tas nuovargis jūs pradėsit nebematyti gerų dalykų, gal ir net dabar pradėt nematyti, jums labiau kažkaip vis surezonuoja tai, kas vyksta negero, o tų gerų dalykų ir galbūt net aplinkiniai jums sako, kad, žiūrėk, tu nebepastebi, tu nebematai, tu nebeįvertini, tu tik koncentruojasi, fokusuojasi tai, kas yra negerai. Tai išeiti iš tos situacijos ruduo jums tikrai atneša progą ir jeigu jūs patys auginate sėklą, tai reiškia, kad ta sėkla išaugs būtent rudenį. Jinai įgaus pavidalą konkretų kažkokį pradžios tašką, atspirties tašką. Tai ne kažkoks rezultatas, kad ten jau pasikeitė kardinaliai viskas, bet tai yra galimybė. Tai yra tas pradžios atspirties taškas. Pavyzdžiui, išeinat į kitą darbovietę. Tai yra nauja pradžia kažkokia. Išeinat į kitą darbovietę, išeinat į kitą kažkokią tai įmonę, pasikeliat kažkokiose pareigose ar kaip tik pakeičiat pareigas. Išvažiuojat gyventi, mokytis, keliauti kažkur kitą miestą, kitą šalį. Tai yra nauja pradžia, pokytis, kuris atneša naują pradžią ir galimai, greičiausiai jūs patys užauginot tą sėklą savyje, matėt, nematėt. Tai vienai dalį žmonių tas ateina tarsi toksai oho momentas, kai jam pasiūlo, o kita dalis tai jau patys auginat tą mintį, galvojat, sprendžiat jau senokai, kad jūsų netenkina tai, kas čia yra, tai, kas jūs verčia konfrontuoti, įrodinėti savo vertę, tarsi visiškai nepagristai liepiama jums, kažką įrodinėti, kas ir taip savaime suprantam. Tai ateina nauja pradžia, nauja galimybė, tą galimybę tikrai nepraleiskit, stebėkit savo aplinką ir jeigu jūs patys jau auginat sėklą, ruošiatės kažkokią dirvą, paruošėt dirvą ir ten kažką darot, toje dirvoje, tai bus ruduo būtent tas jūsų laikas, kada tiesiog jūsų sėkla įgaus konkretų pavidalą. Gerai, pažiūrėkim, gal jums orakulas turi kokių nors žinučių. Galbūt pradėsite savo veiklą, galbūt galvojate, kad norit pradėti išeiti iš to gyvatyno ir šiaip gyvatė tai labai geras padaras yra. Bet taip prasakoma mūsų kultūroje, išeiti iš to gyvatyno ir pradėti kažką savo naujo, tai tikrai ruduo bus tas laikas, kai jūs tikrai nuspręsite išeiti. Arba susidarys palankios aplinkybės. Paskutinis lašas bus rudenį. Jeigu dar dabar svarstot, gal pasivykti, gal ne. Tai paskutinis lašas bus rudenį ir taip pat gyvenimas jūs išspirs į naują realybę. Gerai, orakulas žinučių neturi.
ar turi šitas žinučių? Pirmai pozicijai, kokia nors žinutė. Labai faina, šiaip kortą krenta jums. Taip, kam reikėjo va čia jas? Taip. Jeigu kažkam patvi dar čia uždavėt, galvojat klausimą, ar čia tikrai man, tai va čia dabar jums atsakymas. Taip, intuicija. Taip. Ir žiūrėkit, labai gerai rezonuoja su to, ką aš jums kalbėjau. Raudonas vėliavėlės, kurias jūs ignoruojate, jums sugrįš atgal vėliau. Tai, nu, vat, ne, tas toksai, vat, ką ignoruoji, tas apsuka ratą ir vis tiek sugrįžta ir tau sako, žiūrėk, nu negali, nu taip vis tiek yra, nu taip yra, nu tu turi kažką su to daryti. Šį pirmą jūsų kartą iš kito augintiniai, išsigysit naują gyvūnėlį arba tiesiog tam, kurį turite duosti daugiau meilės, bet čia yra tiesioginė prasmė, jeigu galvojant apie prasmes, kurių čia nais nėra. Tai tiesiog, ar ne, vat, sutelkti dėmesį į tai, kas jums svarbu. Prisiminti dalykus, kuriuos užmiršot per visas tą ten savo, nežinau, bėgimą žiurkėno rate, per bandymą kažkam kažką įrodyti, per bandymą kažkaip tai savo vertę ten įrodyti, nors, nu, ten, nežinau, aš tai galvočiau, kad ten net nėra reikalo jums kažką ten stengtis įrodinėti, tik tai išeiti belieka, nu, ta prasme. Kad sugrįžti prie to, kas jums yra svarbu, sugrįžti prie to, kas iš tikrųjų jums gyvenime yra svarbu, kokie yra kertiniai momentai jūsų gyvenime ir kas iš tiesų svarbu jums patiems ir kur jūs iš tiesų norite būti. Prie tos šilumos, kuri yra tikra, kur nesuvaidinti jausmai, kur nereikia apsimesti, šypsotis, o iš tikrųjų kovoti. Tai sugrįžti prie ištakų, prie savo šaknų ir pagalvoti, o tai kas aš iš tiesų esu. Tai ką, ačiū jums pirmą poziciją, šiaip tai labai geros perspektyvos, ne, ruduo atneša kažkokią galimybę, kuri padės išeiti iš susidariusios situacijos, kuri jums, na, šiuo metu yra sudėtinga, sunkiai, psichologiškai. Ačiū, kad žiūrite, susitiksime kitose video. Antra pozicija. Antra pozicija, žmonės, kurie pasirinkote antrą poziciją, kokius pokyčius jums žada ruduo. Kokius pokyčius jums žada ruduo? Antra pozicija, kokius pokyčius jums žada ruduo? Taip, čia panašu, kad pradėsit kažką mokytis. Vieni tai pradėsit kažką mokytis. Tikrai kažkoks tai visai naujas dalykas ateina lazdų raitelis, tai jisai atneša kažkokią tai žinią, atneša kažkokią tai naujovę, atneša kažkokią teigiamą prasme. Ta prasme, teigiamą prasme, kažkokia nauja galimybė, nauja žinia, nauji kažkokie horizontai ir tai susiję su protinė veikla. Tai tiesiog jums galbūt čia tas ruduo neša daugiau tokio įsižeminimo, bet galbūt laukiate kažkokios žinios, kažkokio sprendimo, kažkokių tai atsakymų, nežinau, kažką norit pradėti naujo, kažką norit daryti, pradėti visiškai, taip. Aha. Taip, ruošiatės kažkokiam naujam etapui. Taip. Panašu, kad ilgai ruošiatės tam naujam etapui. Čia jau yra kažkaip įdėta nemažai jūsų pačių pastangų. Įdėta nemažai ir jūsų pačių dalykų, energijos, tikėjimo. Taip, tai panašu, kad jums tiesiog šitas laikas yra toksai, perkainuokite vertybės, sako. Perkainuokite vertybės, ar ne? Peržiūrėkite savo įsitikinimus. Ir jeigu laukiate kažkokios žinutės, kažkokio patvirtinimo, kažkokio tai naujienų, kažkokių tai tas naujienas priimkit šaltų protų. Bet kažkaip tai tas
sako, atsigręžk į vertybės, labai faina tokia, iškrito jums derinys labai toks mums. Sako, vertindamas, priimdamas sprendimus, vadovaukis šaltų protų ir savo vertybėmis. Nepasiduok kažkokiam ten, nežinau, haipui, kur visi bėga ir aš bėgsiu. Nu, ta prasme, visiems reikia, tai ir man reikia. Nu, nereikia. Tai šitas kažkaip tai ruduo pas jūs bus toksai tarsi vertybių įsitikinimų perkainojimo laikas. Sužinosite kažkokią tai naujieną, atneš jums kažkokią tai žinią ruduo, kurią jums reikės vertinti per šaltą protą ir vertybės. Tai gali būti kažkoks tai ir pasiūlymas, gali būti kažkoks tai momentas susijęs su sprendimais, apskritai gyvenimo sprendimų kažkokiu tai. Gali būti labai kažkoks stiprus pervertinimas gyvenimo, kažkokie pokyčiai apskritai gyvenime. Tai bendraja prasme galbūt, tai vat kažkokia tai žinutė, kuri pakeis jūsų požiūrį į tam tikrus momentus jūsų gyvenime. Tai jeigu jau dabar laukiat kažkokios žinutės, tai žinokit, kad rudenį tikrai sulauksit. Jeigu kol kas dar nežinot, apie ką čia eina kalba, tai reiškia staigmena. Viskas vyksta užkulisiuose. Gausit netikėtą kažkokią tai... Gerai, čia labai bus patikrinimas jūsų proto, jūsų įžvalgų, jūsų tikėjimo, jūsų vertybių, jūsų įsitikinimo, apskritai požiūrį gyvenimą. Kažkaip tai jūs visatą labai nori patikrinti. Dėl kažkokios priežasties jūsų gyvenimas labai nori patikrinti. Galbūt labai stipriai kažko prašot, norit, galbūt kažko labai prašot gyvenimo, kad atsitiktų, įvyktų, pasikeistų, pasidarytų. Tai gausit rudenį patikrinimą, išbandymą to, ko jūs norit. Taip, likimo vėjas, jūsų orakulo kortelė. Eik su vėju, kad atrastum geresnės galimybės. Va tas toksai, ką aš ir kalbu paskutiniu metu, kad kažkoks patikrinimas, pažiūrėti, ar jūs tikrai norit to, ar jums tikrai to reikia, ar čia nėra tik tai užgaida kažkokia. Tai vat jūsų laukia rudenį kažkoks išbandymas, kažkokia žinutė, naujiena, kuri privers jūs perkainuoti savo vertybės, perkainuoti savo gyvenimą. Paprastai tokios žinutės jos duoda pozityvų galutinį rezultatą. Žmogus supranta kažką, kur yra užstrigęs, kur kažką tai neigia, kur kažką ignoravo, kur kažko tai netikėjo, nepasitikėjo savim. Kartais, jeigu labai ilgai nepasitikė savim, tai visą tai nusibosta laukti ir paspiria, taip sakant, tave tada kniūpščia į tą kelią, kur tu turi būti. Nėra pasirinkimo, vis tiek išeisi. Tai čia tas likimo vėjas, tai tas kažkas, kaip ir sakau, papūs kažkokia žinutė, kažkokia permaina. Tiksliau, ta žinia sukels tą permainą. Tai ateis kažkoks tai momentas persivertimo. Ir jeigu jūs kažko visatos prašot, būsit patikrinti, jeigu šiuo metu dar nenujaučiat, apie ką tai gali būti, tai bus tiesiog toks, žinot, karminis kažkoks tai momentas, lūžis, kuris perkainuoti jums padės dalykus, kuriuos dabar ignoruojat. Arba galvojat, vėliau kada nors padarysiu. Tai ruduo bus tas laikas, kai sakys, ne vėliau, dabar. Tai jeigu yra kažkokias sritis, kurią ignoruojat, galvojat, kad ten sveikata, pavyzdžiui, kažką, tai pasitikrinsiu čia dabar atostogos, pasitikrinsiu vėliau, kada nors, ten nežinau, arba ten žmonės laukia, būna kitą kartą, tai pakeliausim, kai vaikai užaugs, ten tokių prisigalvoja, žinot, pailsės, išeis atostogų, kai ten kokį nors projektą būtinai pabaigs, toksai atidėlioja save, kaip sakant. Jeigu jūs atidėliojat save, tai jūs gyvenimas privers sustoti kažkaip tai ir perkainuoti, gal tos darbo vietos neliks, gal tai bus kažkoks tai vėlgi kitas momentas. Tai tiesiog kažkoks netikėtas momentas, netikėta žinutė gali būti
kuri jūsų gyvenimą šiek tiek pakreips į kitą pusę, bet tai vėlgi, į tai reikia žiūrėti šaltų protų ir per savo vertybių sistemą, nepasiduoti kažkokiems ten, žinot, būna emocijom kokiam pasiduoda, desperacijai žmonės pasiduoda, ten, nežinau, priklausomybės kokias puola, ten eina, nesuprasi, ką ten toksai, vat, nepriima taip, kaip visata tikisi, kad jūs priimsi to. Tai nebus kažkoks tai lūžis, kuris būtų visiškai netikėtas ir absoliučiai neįmanomas jūsų gyvenime, nežinau, ten, pavyzdžiui, kažkas tai ten, nežinau, prasmego namas į kokią nors duobę, ne. Tai, žinot, kaip sako, iš oro kažkas atsitiko, ne. Niekas neatsitinka iš oro, tam jau buvo priežasčių anksčiau. Tai galit dabar jau pagalvoti apie savo gyvenimą, kurioje vietoje galbūt jūs patys ignoruojat, laukiat, atidėliojat, galbūt laukiat kaip tik kažkokio sprendimo ir žinios, tai ta žinia jums ir ateis rudenį. Tai čia tiems, kurie laukia kažkokio atsakymo, tai labai paprastas atsakymas. Ta žinia ateis rudenį. Ateis iš kažkokių valstybinių institucijų, kur jūs ten laukiat, nežinau, teismas gali būti, kažkoks tai nutartis dėl kažko ten, nežinau, gal ten laukiat dėl sveikatos kažkokio ten sprendimo. Gal dar kažkokios su valstybinė institucija susiję. Vėlgi, tai jums tas atsakymas ateis rudenį. Ateis rudenį susijęs su autoritetais, tai čia jeigu jūs laukiat, kada bus, tai bus rudenį. Gan greitai jau, visiškai greitai. Taip, o tiems, kurie nenutokėt, kas tai yra, tai tiesiog yra likimo vėjas, likimo permaina, atneš jums kažkokią žinutę, kur jūs turėsit priimti labai racionalų sprendimą toje situacijoje. Ir ta situacija jūs išves. Tai čia tiems, kurie nenutuokė, tai dabar pažiūrėkime, o tai į ką ta situacija jūs išves, kokios yra galimybės, perspektyvos, kas iš to bus. Taip, o iš to bus kažkoks ramybės periodas. Pagaliau ateis ir vidinė ramybė. Čia toksai 4 kardai, tai čia toksai kaip laimėtas mūšis, tarsi, ne visa kova laimėta, bet laimėtas mūšis yra toks periodas. Taip, įmant perspektyvą. Taip pat ta situacija, jums tas lūžis reikalingas, kad ateitų vidinė ramybė. Bet jeigu jaučiat, kad yra kažkokia ignoruojamas sritis jūsų gyvenime, jeigu jūs kažką taip patys ignoruojat, nenorit, atidėliojat, ten vaidinat, bandot apsimesti, nežinau, ten, ai ne, viskas čia gerai, ten, nežinau, kalbat, kad viskas gerai, tai sugrius tas. Tas jūsų viskas gerai bus apnuogintas prieš jūsų pačių akis, kad jūs pažiūrėtumėte situaciją be jokių ten rožinio akinių, ten apsimetinėjimų, galvojimų, svarstymų, kaip čia gal geriau, gal ne, gal dar dangstysiu, ne, sako, turi pasirinkti save, atsigręžti save. Ir iš tiesų tas permainų vėjas visgi ateityje atneš tą vidinę ramybę, nusiraminimą ir žinojimą, kad aš pasielgiau teisingai. Tai tokia žinutė antrai pozicijai, tikiuosi jums viskas bus taip, kaip jūs patys norite, taip, kaip jūs turite būti, ten, kur jums reikia būti, aš mylimųjų kortą krentims. Įvyks tai, ko bijot, bet tas išves jūs į rimtesnius tokius, į harmoniją su savim, vidinę ramybę. Tai yra labai gerai. Bet kažko išmoksit. Galbūt prisirišę esat prie labai materialinių dalykų, tai jums bus parodyta, kad ne tai viskas svarbu yra jūsų gyvenime, o kažkokie kiti momentai. Kas tai bus, kiekvienam gali būti skirtingai. Ačiū antrą poziciją. Susitiksim kitose video. Trečia pozicija. Žmonės, kurie pasirinkote trečią poziciją, kokias permainas jums žada ruduo. Labai jaučiu, norit sužinoti. Šita grupė labai smalsiai susirinko, labai daug energijos duodat. Gerai, puiku. Taip, kokias permainas jums žada ruduo? Labai noriu. Na, kažkaip. Tai kokias permainas jums žada ruduo?
Kažkaip žiūriu, ruduo bus visiems perkainojimo metas vertybių, kažkaip tai žiūriu ir antra, galbūt jūs traukia ir antra pozicija. Nes, kortos kitos, bet labai panaši žinutė. Ir panašu, kad jūs ir dabar einat link to. Panašu, kad tas procesas jau yra prasidėjęs. Čia jūs iš kažko pakylat. Pakylat iš kažkokių blogų situacijų, negerų patirčių. Gal dabar jau yra kažkas įvykę, arba vyksta šiuo metu kažkokie negeri dalykai jūsų gyvenime, kažkokie, nežinau, ten kažkokios skaudžios skyrybos, turto dalybos, verslo žlugimas, darbo praradimas, nežinau, namo griuvimas, neįsivaizduoju, ten daug visokių reikalų. Bet jūs pradėjote iš to dugno, iš to nusivylimimo jau dabar judėti. Jau dabar judėti, paleidžiat jau tas nuoskaudas, paleidžiat jau tas susikaupusias perteklinius blogus reikalus ir pradedat save atrasti iš naujo, įsižeminat iš naujo. Bet jau pradėjot judėti iš to. Va čia dar su kažkuo ir bendradarbiaujat, galbūt ir bendruomenėje, kokioje nors esat panašių žmonių su panašiom patirtim. Reiškia, šičia trečia pozicija labai didelė žmonių dalis, kuri čia tie atsigauna po kažkokio tai dalyko nelabai gero, kuris įvyko į gyvenimą. Kas jums įvyko, tai yra labai platu ir čia jau, kadangi bendra analizė, tai kiekvienas apie save, bet kažkas tai tokio, kada kažkas tai ten sugriuvo, nežinau, santuoka sugriuvo, verslas sugriuvo, kažką dalintis teko, apgavo, kažkas tai paleido jūs plikus basus ir ten taip toliau, ar ten kažkur tai vėlgi. Bet jūs jau pradėjote judėti. Jūs jau pradėjote judėti, susiradot bendraminčių, atsirado jums ir gyvenime jau ir bendraminčių, gal kokioj stovykloje buvot, gal kažkokias tai praktikas atliekat, gal kažkokia bendruomenėje dalyvaujate. Čia nebūtina galvoti apie sektas, dabar žinau, kažkada man parašė žmogus, sako, o tai čia ta bendruomenė, tai sekta, ne? Ne, tai bendruomenė gali būti Facebooko grupė, kur tu randi bendraminčius, panašią patirtį turinčius žmonės. Tai kažkokią tai turėt neigiamą patirtį gyvenime, iš kurios pradedat stotis, pradedat įsižeminti, save vėlgi susirenkat, stojatės ant kojų ir ruduo jums atneša palengvėjimą. Ruduo jums atneša iš tikrųjų labai po tos visos patirties negeros jums ruduo atneša labai stipraus džiaugsmo tokį periodą. Tiesiog džiaugsmas savim, džiaugsmas gyvenimu, džiaugsmas tuo, kas vyksta jūsų gyvenime. Po visų šitų jūsų ištikusių negerų dalykų, ruduo jums ateina džiaugsmo periodas. Ruduo jums atneša palengvėjimą, džiaugsmą, įsižeminimą, suvokimą, kas jūs esate, dėl ko jūs esat, ko jūs norit. Ir tokį, kai krenta saulės korta, aš daugiau kortų nedėliau. Nes, saulės korta tai jau yra visiškas toksai, tokio džiaugsmo etapas, kad tiesiog žmogus džiaugiasi viskuo, ką jisai turi, ateina kažkokia tai sėkmė pas jį pelnyta, reiškia apdovanojimai kažkokie pelnyti iš gyvenimo, kažkokios dovanos, iš visatos dovanos, kur jeigu žmogus patyrė neteisybę, ar ne, tai ateina žmonės reikiami jo gyvenimą, ateina palaikymas, nuraminimas. Tai jūs keliatės iš tos situacijos, kurioje jums negera kažkas vyko ir einate į džiaugsmo periodą. Viskas, daugiau nieko nežinau, daugiau nieko net čia ir nereikia sakyti. Taip, linkiu sėkmės trečiai pozicijai. Ačiū, kad žiūrite, susitiksime kitose video. Taip, panašu, kad trečia pozicija tikrai išeidinėja iš kažkokios tai vidinės tamsos, neaiškumo gyvenime ir eina į džiaugsmo poziciją. 3. Taip. Ketvirtas. Taip, ketvirta pozicija, žmonės, kurie pasirinkote ketvirtą poziciją, kokios permainos jums ateis rudenį, labai daug tikrai. Taip, kokias permainas jums žada ruduo? Kokias permainas jums žada ruduo? Ketvirta pozicija, kokias permainas jums žada ruduo? Ką turim? Wow! Super. Gerai.
Taip. Kokias permainas jums žada ruduo? Na, kokia viskas? Na, kažkas tokio. Okay. Labai daug taurių. Ištekėsit, vesit, susilauksit vaikų. Ne, gal ne vaikų. Kažkoks džiaugsmingas periodas. Gal čia vyrukų daugiau pasirinko? Nu taip, jūs arba ištekėsit, susituoksit. Wow. Ha, geras. Eikit sau. Labai. Panašu į tai, kad sukursit šeimą. Susituoksit, sukursit šeimą. Susižadėsit, nuspręsit gyventi kartu. Pradžia kažkokio tai naujo etapo jausmuose, jūsų santykiuose. Ar galbūt sutiksit žmogų, kuris yra, nes yra 2 taurės. Čia gali būti, kad jūs sutiksit žmogų, kuris jūsų bus tas, ta antroji pusė. Ir nes tikrai čia, žinokit, superinis dalykas. Tikrai, kažkoks naujas jausmų etapas, žiūrėkit, praktiškai vienos 2 taurės krenta, žiūrėkit. 9 taurės, taurių ritelis, taurių karalius, 2 taurės, tūzas taurių, 10 monetų ir pasaulis. Žinokit, šitoks geras momentas. Tai ruduo jums atneša iš tiesų visiškai naują etapą santykiuose. Jeigu jūs esate vienišas, tai gali labai, čia nežinau kokia didžio tikimybė, čia labai didelė tikimybė, kad jūs sutiksit savo antrą pusę. Jeigu turite antrą pusę, gali būti, kad jūs susituoksit, sukursit šeimą, nusipirksit namus bendrus, įsikelsit kartu kažkur gyventi, išvažiuosit kažkur tai kartu kažką veikti. Irgi, tai čia yra kažkokia santykių, tarsi užsidaro vienas etapas ir prasideda kitas. Tai visiškai naujas etapas jūsų santykiuose. Reiškia, galbūt kažko tai labai ilgai laukiat. Gal kažkokiu namą statotės ir laukiat, kol jis bus pastatytas. Tai ar ten kažkokį būtą perkat ir nenusiperkat vis ir nerandat ir ten kažką. Tai arba rasit savo svajonių namus, kas esat porose, arba jūs, nežinau, pradėsit lauktis, arba susituoksit, arba gausit pasiūlymą tekėti, jeigu vyras, tai vėlgi galit, jeigu vyras žiūri, tai irgi gali būti, kad, bus pradėta kalba apie tai, kad galbūt arba jūs pasipiršit pats, arba jūsų antroji pusė pradės kalbėti apie tai, žiūrėk, gal čia jau, žinai, ir mums jau ir kitą etapą visai norėčiau, su tavimi eiti. Nes tikrai arba sutiksite žmogų, jeigu jūs vienišas, tai sutiksit žmogų, labai didelė tikimybė jums sutikti žmogų, būtent rudenį, kas bus jūsų antra pusė, ilgalaikis partneris. Vau, geras. Gerai, ar yra orakulo žinutės? 4 grupiai, čia tai visiška šeiminė laimė. Jeigu jūs dabar esate santykiuose, jeigu jūs dabar esate santuokoje, turite vaikų, tai tiesiog rodo jums šeiminė laimė, net orakulas nieko nekrenta. Taip, čia tiesiog krenta. Bet net nieko neduoda. Tai jeigu jūs dabar esate santuokoje, santykiuose turite vaikų, tai galbūt tada daugiau yra kažkoks šeiminės laimės etapas. Išvažiuosit kažkur atostogauti galbūt su šeima, patirsite kažkokį tai nuotykį su šeima. Jeigu su ta šeima dabar kažkokia išsiskaldžius pas jūs, tai labai didelė tikimybė, kad būtent rudenį jinai vėl sueis į vieną vietą. Jeigu ten yra kažkas tai pykstatės, nerandate vienas kito, tai labai didelė tikimybė, kad rudenį jūs vienas kitą surasit. Jeigu gyvenate atskirai, didelė tikimybė, kad rudenį pradėsite gyventi kartu. Jeigu gyvenate skirtingose valstybėse, rudenį didelė tikimybė, kad jūs pradėsit gyventi kartu. Tai toj pačioj valstybėje. Tai yra visiška jausmų pilnatvė, šeimininė gerovė, vieno etapo pabaiga, kito atsidarimas. Tai tiesiog jums atsiveria pasaulis. Ir kai atsiveria pasaulis,
tada per tuos vartus gali ateiti viskas, ko jūs paprašysite. Tai jeigu jūs norite santykių, darnos, šeimos, namų bendrų, vyro kažkokio ten laukiat, nesulaukiat, ieškot, laukti galima amžinai, bet ne. Dedat pastangą susirasti partnerį arba partnerę, tai labai didelė tikimybė, kad būtent rudenį nepraleiskit savo progų, būkit ten, kur turit būti, kur norit būti. Ir tikrai ateiti į jūsų gyvenimą gali žmogus, ilgalaikis partneris, jūsų šeimos būsimos narys. Jeigu jūs jau esate šeimoje, tai puikus šeimininis laikas. Tiesiog vienybė šeimoje, ramybė, laimė, džiaugsmas, gal sužinosit dar, kad laukiatės. Arba jūsų vaikai, jeigu jūsų vaikai jau dideli, pilnamečiai, tai gali būti, kad jūsų vaikai paskelbs apie sužadėtuvės savo. Arba santuoka paskelbs, kad tuokės ir kad laukės ir kad keliasi gyventi kartu. Tai vat priklauso kokioj kartoj, kuri karta žiūri. Jeigu jaunuoliai, tai galbūt jauni žmonės, tai gal patys nuspręsite susituokti ar gyventi kartu. Jeigu žiūrite ir turite pilnamečių vaikų, gali būti, kad jūsų vaikai pasakykim pristatys savo partnerę. Arba praneš apie norą susilaukti vaikų, turėti šeimą, ištekėti, susituokti, gyventi, pradėti kartu, arba kažkokius kitus ten planus, kurie susiję su jų santykiais. Tai labai gražios kortos, čia yra tobula, aš tobuliau nesu mačius. Gerai, ačiū. 4 pozicija, linkiu jums sėkmės. Susitiksime kitose video. Viskas, 5. 5 pozicija, kokias permainas jums atneša ruduo. 5 pozicija, žmonės, kurie pasirinkote 5 poziciją, kokias permainas jums žada ruduo. Kokias permainas jums žada ruduo. Kokias permainas jums žada ruduo. 5 pozicija, geras. Wow. Wow. Geras. Ar dar yra kortų 5 pozicijai? Taip, gerai. Ir visos 3 judesio kortos. Paliekat kažką skaudaus. Žiūrėkit, paliekat kažką, kas jūsų netenkina. Ir sutinkat žmonės, su kuriais jaučiat bendrystę. Galima patikslinti, kas yra 7 lazdos. Ateinat iš kažkokio gerai. Čia geras išbandymas jūsų laukia. Bet jis atveda į labai gerą. Tai arba dabar jau jūsų gyvenime kažkas negero vyksta. Žinot, čia kas dar yra. Jūs nusprendžiat palikti kažką, kas jūs netenkina. Čia labai stiprus darinys. Jūs paliekat visą savo ankstesnį gyvenimą. Jūs paliekat visą savo ankstesnį gyvenimą. Čia kardinalūs gyvenimo pokyčiai. Bet po kažkokių labai stiprių išbandymų. Gal jūs juos dabar patirėt, gal jie neseniai buvo, gal jie dabar tik prasidėjo. Arba jie bus rudenį. Nes šiandien galvojam, kad neša ruduo, bet aš labai mėgstu taip priekį išprabėgti ir galvoti, kas toliau, kas iš to, kas nuo to bus, ne? Čia jūs, čia jums sugriuvo viskas gyvenimas?
Ar jūs nusprendėt patys viską palikti? Bet išeinat į pasaulį. 3 lazdos. Jūs paliekat viską, žiūrėkit, labai tokia žinutė. Jeigu apibendrinčiau, tai paliekat viską, kas buvo. Atsisakot visko, tarkim, nežinau, ten skyrybos ir sakot, ai, atiduodat ten, imk, ką tu nori, o aš jau einu į pasaulį ir sukursiu, ką noriu. Tai vat, arba jūs išeinat iš labai blogos situacijos, kur yra dabar, arba jūs kažkokie išbandymai priverčia palikti viską. Žiūrėkit, arba griuvo jums čia viskas, arba dabar jau griuva, nes pas jūs visos yra judesio kortos, visos 5 yra judesio kortos, nei vienos nėra tokios, kur stabili. Visos judesio, visos pokyčio kortos, visos pokyčio kortos, visos 5 yra pokyčio kortos. Tai jūs paliekat visiškai savo seną gyvenimą, tai gali būti išorinis materialusis gyvenimas, tai gali būti jūsų vidinis pasaulis. Tai nebūtinai tai yra tai, ką jūs matot aplink save, galbūt tai yra jūsų vidinis pasaulis, jūs nusprendžiat iš esmės pakeisti savo gyvenimą. Paliekat viską, ką čia pasiekėt, ką čia padarėt, sugriaunat, netgi čia gali būti, kad ir patys griaunat, gali būti, kad jums gyvenimas griauna tam, kad jūs išeitumėt į naujus horizontus. Tai arba 5 poziciją žmonės žiūri, kurie jaučiatės ne savo vietoje, kad gyvenat ne savo gyvenimą, darot kažkokius ne savo dalykus, nežinau, darot, nes tėvai taip nori, darot, nes visuomenė taip supranta, bet ne tai, ką jūs patys norite. Jūs viską sudeginat. Paliekat, sudeginat ir išeinat. Ką? Taip. Va. Taip. At kur jaučiatės dabar įstrigę? Na, kai jaučiatės įstrigę, tarsi ne savo vietoje. Ir toks, va, tas pakabintasis, jisai yra ne tai, kad jis įstrigė, ne vien tik tai, kad jisai kažkur įstrigęs ir jis kažką sprendžia. Jisai ramiai kabo ir galvoja, kontempliuoja situaciją, mąsto. Jisai čia žiūrėkit, jisai stabilus, jis nesimuisto. Ne? Jisai nebando išsilaisvinti, jisai tiesiog kabo, taip kaip jį gyvenimas pakabino ir galvoja, nu, bet ir ką dabar man čia su tuo daryti, ką aš čia turėčiau iš to išmokti, suprasti ir kur judėti toliau. Tai jūsų galbūt gyvenime dabar yra toksai vidinis arba išorinis sąstingis, stopas, atrodo, kad pauzė paspausta ir vat jūs sprendžiat, ką daryti. Likti, išeiti, keisti, pasilikti, mesti viską, tarsi norisi mesti viską, velniop, nesvarbu, ką čia be uždirbot, be užgyvenat, be sukūrėt, mesti viską velniop, jeigu tai yra jūsų vidinė būsena, jūs rudenį taip ir padarysit. Panašu, kad jūs rudenį taip ir padarysit. Ir tai nėra blogai. O jeigu jūs taip ir padarysite, jūs metat viską ir išeinat tiesiog. Bet tai viską sudeginu, palieku, metu, kitiems perduotu, nu, čia žinot, sudeginu gal nebūtinai tiesioginė prasme, bet sunaikinu, nebūtinai sunaikinu taip, kad, nu, vat, materialiai sunaikinu, galbūt, na, tiesiog uždarau projektą, uždarau etapą, nebedarau to, ką dariau, nu, ten, tarkim, nežinau, turėjot kažkokį verslą, uždarėt tą verslą, turit kažkokią, nežinau, ten kur nors, kokią nors, nežinau, veiklą, dar kažką, tai nutraukėt tą veiklą arba užimat kažkokias pareigas, išeinat iš tų pareigų, kažkam paliekat, negalvojat, kas bus po to, bet išeinat į visiškai kitą naują visiškai realybę. Jeigu jūs dabar vat, kažkur tai pastrigot, ir arba gyvenimas jums apvertė tam ir apvertė, kad jūs išeitumėt. Tai reiškia, jūs buvot ne savo vietoje. Tai labai didelė dalis žmonių, kurie žiūri šitą 5, wow, čia yra labai, nu čia tai gavot. Arba dar gausit. Jūs nuspręsit viską mest, palikti ir išeiti. Išeiti ten, kur visada norėjot būti.
Ir kur jūs tai nuves? Kas jūsų laukia ateityje, tada jeigu jūs čia pasirinksite eiti, kokios yra perspektyvos, kur jūs galite atsidurti. Nu, panašu, kad jūs jau senokai apie tai galvojat. Bet savo minčių darbais neįžeminat iki šiol. Tai va dabar jums atsiranda ta galimybė, ruduo jums duoda galimybę tas svajonės įžeminti. Tas svajonės įžeminti, jeigu tai yra jūsų kažkokia mintis, bet jinai skraido padebesiais, dar nėra įžeminta, dar nėra realizuota. Tai ruduo jums duoda tą galimybę tą įžeminti ir suteikti savo daugiau stabilumo ir savarankiškumo, nepriklausimo nuo kitų. Tai į ką atveda jūs, būtent šitas, tai tiesiog pasisaugoti, kad per daug kažkur nenuskristi svajonės, bet labiau įsižeminti. Ir tada, jeigu jūs nusprendžiat viską palikti, viską mesti, jūs šitas sprendimas atveda į didesnį stabilumą, pasitikėjimą savim ir į materialinį stabilumą, atveda didesnį, vėlgi turit kažką tai savo, kažkokias santaupas, kažkokią nuosavybę, gal dar kažką, tai nėra milijonai, milijardai, bet tai yra viskas jūsų ir tai yra jūsų sukurta ir daug didesnį savarankiškumą, nepriklausimo galėjimas spręsti, priimti sprendimus už save ir nebūti priklausomam nuo kažko, kur jūs dabar esat priklausomi. Ar buvote neseniai? Čia sunku sprendimą priimsit. Panašu, kad bus rudenį sunkus sprendimas, ar yra? Patarimas iš orakulų. Gal kaip tik tas sprendimas bus jums išlaisvinantis, jeigu jūs seniai ten ne savo vietoj. Sprendimas išeiti ir palikti viską gali būti išlaisvinantis. Ar yra, galbūt ir yra tas 7 taurės ir yra tas išsilaisvinimas iš tų tokių pernelyg sunkių minčių. Taip, šviesos nešėjas. Taip, tapk šviesos nešėjų, kad apšviestum savo ir kitų kelią. Tai jūs galbūt norite išeiti, daryti kažką tai savo kurti. Tai greičiausiai jūs tą ir nuspręsit rudenį, būtent apie tai ir yra. Magas irgi jisai yra tas toksai, kuris savo kuria, turi visas galimybės sukurti taip, kaip jis nori ir jis nepriklauso nuo kitų. Jis daro tai, ką jis nori. Kartais netgi toks šiek tiek jisai gali ir pamanipuliuoti. Nors jis iš tiesų daugiau neša šviesą pasauliui, bet jo asmenybė yra dvilypė, jisai ir šviesos ir tamsos yra atstovas. Tai jisai toksai, jisai duoda, bet jis ir pasiima savo. Tai tas toksai nepriklausomumas, galimybė tiesiog būti ten, kur tu iš tikrųjų nori būti. Ir lengvumas, minčių lengvumas, tos fantazijos, tik tai nenuplaukti kažkur per daug tas fantazijas, visgi likti čia įsižeminus. Bet minčių lengvumas atsiranda. Žiūrėkit, jūsų pirmos kortos 4 krito, jos buvo labai tamsios. Ar ne, o čia žiūrėkit, jau atsiranda spalvų. Tai jeigu jūs išeinate iš tos savo situacijos, pametat, išmetat viską, paliekat, traukiat, nežinau, ką norit dar. Jūs išeinate į pasaulį ir tada jau atsiranda spalvų. Jūsų gyvenime. Minčių lengvumas, stabilumas, tai čia tiesiog neprasme ant pinigų sėdi ir toksai, tarsi kažkokia debesis, vanduo, bet jisai sėdi stabiliai, čia stabiliai ant pagrindo sėdi. Nesvarbu, ten aplinkui gali būti chaosas, bet jisai sėdi, jisai žino, kas čia yra ir dėl ko jisai čia yra. Ir magas, kuris yra dvilypis, bet iš esmės jis yra nepriklausomas ir labai labai stiprus žmogus, kuris pats nusprendžia, kas aš būsiu, kas esu ir kaip čia viskas vyks. Tai ruduo panašu jums atneša galimybę išsilaisvinti iš kažkokių dalykų, kurie dabar jūsų netenkina ir pradėti visiškai naują savo gyvenimo etapą.
Ką, ačiū, 5 pozicija, vau, čia jums geras išbandymas, bet jisai jūs veda, reiškia, ten, kur jūs privalote būti, kur jūs yra tikrasis kelias. Tai labai labai gerai tai girdėti, smagu ir taip labai linkiu jums, kad viskas būtų taip, kaip jūs norite būti. Žiūrėkit, mirtis, netvirčių netyčia, mirtis transformacija. Kad būtina transformuoti save, būtina paleisti, nebijoti, paleisti tai, kas ir taip jau sugriuvę. Nu, tai jeigu ten sugriuvę, nu, kažko mes laikomės. Ką, ačiū visiems, kad žiūrėjote, susitiksime kitose video, iki.